Mhm. Nu, Aš net nežinau, čia dalintis su kuo nors, yra prasmė netgi. tai gerai, kad rodė iš manualių. Nu, taip, bent matai, aš ne žodžiais, kai man rodo veiksmais, o paskui kai garsiniai viskas gaunasi smulkiau, reikia interpretuoti kažkutį. Tasme, visas tas technologinis bumas, o dabar kuris atėjęs, tas internetai, tie visi, tie visos appsai, tie visi ten informaciniai, tie reelsai atsirado, tinderiai, tie netinderiai, tie tiktokai, tie visi, žinai, kur sukinėjai, suskrolinį tipo informaciją, tai tipo esmė buvo, kad atseit tai pateikti kaip informaciją, jis laiką pateikė vienaip, o pagrindinė priežastis būna kita, žinai. Kad buvo mūsų pateikti kaip informacija, kaip žinių gavimas, o tai yra kaip tik mūsų būkinimas ir smegenų pervargimas. Tasme, mes greitai gaunam daug skirtingos informacijos, bet mes atprantame gilintis, suprasti, analizuoti, nes to visiškai išnyks iš mūsų. Ir mes nebetikriname informacijos ir galvom, kad tai yra teisinga. Jo, mes tiesiog ryjam ir tai mūsų gaunasi ne ilgalaikė, o trumpalaikė atmintis, nes mes jau neatsimenam, ką prieš valandą žiūrėjome, ar ten, ką prieš savaitę ar mėnesį, visiškai net neįdomu. Tai prasme, taip pakeičiam savo atmintį į trumpalaikę, taip gaunasi mes lengviau valdomi, mes negalim gilintis, analizuoti, paimti vieną temą ir ją ten nagrinėti, kad ir ten, nežinau, savaitę, mėnesį, kad tikrai suprasti, mes tiesiog norim per porą sekundžių gavai, praleidai, sekantį. Ir taip mes pavargstam ir gauname, kuo daugiau tu žmogus pavargęs, tuo gaunasi tave lengviau kontroliuoti, nes tu jau neturi atsparumo niekam visiškai, o bet kokia informacija limpa. Tai tada visas buvo pateikta, tie visi appsai, visa ta vadinama laisvė informacija atseit, tam, kad mūsų visiškai užbukinti. Ir dauguma už tai dabar visiškai užsibukinę, ypač jaunus kartos auga. Jie negali nieko analizuoti, jie negali bendrauti, jie negali suprasti netgi apie tai, ką šneka, ir ten paaiškinti kažko, tai jiem yra per sudėtinga jau, nes jų smegenys jau yra atrofavusi viskas. Bet tai gerai, kažkas prieš tai turi padirbti gerą darbą, ne, tie psichologai ir kažkas, kad kaip pakeisti ilgalaikę atmintį, tai trumpalaikę ir tipo bandom, metam tą technologijos. Čia jau buvo atidirbta, eilinį kartą pasinaudojo, kad per technologiją mus užbukintų. Mes patys save, kas sakant, užbukintų. Mums duoda pasirinkimą ir mes... Tai ant ko jie buvo išbandę? Ant military? Ant kareivių? Prieš tai kitų resetų čia, tas ne pirmas kartas čia eina per tos resetų civilizacijas, kiek šiek daina. Ir kai eina ten tas kultūriniai, kai ten tie dvasiniai, kiek pakilimai, tai per technologijas labai galime jas išmušinėti, bet pavyksta, bet ne visada. Jeigu labai tikrai stiprus, dvasingas žmogus, kuris turi tą supratimą, tą vadinamą valią ir taip toliau, tai jis irgi gali pasiduoti, bet gali tą dalyką atskirti, pamatyti. Bet kaip visą laiką didžioji masė, bus ten ta vidutinio ten to intelekto ir tą mąstymo sugebėjimų ir taip toliau įsivyščimuose, arba dar žemesnio, ir jie tada pasineria ten labai, pasikelia, jiems labai patinka, traukia kaip narkotikas, kaip bet kas, negali, prabunda pirmas dalykas, telefoną lenda, arba ten prie kompo, planšetas ar kažko tai. Ir per pusvalandį, per valandą jų smegenys jau perdega ir jie toliau sekančią dieną kaip zombiai pradžiai vaikšto, atlikinėja savo funkcijas, jiem jau analizuoti, mąstyti, galvoti, kalbėti, jiem yra nenori, jiem sunku, yra net neįdomu, vengia tų dalykų, viskas, ir zombis padarytas. Toks tikslas buvo tos technologijos. Čia iš Mėnulio, man rodo, tam tie, kur viena iš tų sričių kovo, to buvo prieš resetą mus nubukinti. Kad kurie išgyvens, kad mažiau būtų mąstančių, suprantančių, atsiminančių, kažką tai galinčių daryti, kad liktų ta buka masė. Ir tai praktiškai jau pasiektas tikslas. Nes jau dabar... Bet iš tikrųjų internetas netaip senai atsirado, kaip pagalvojame. Tai čia prieš resetinis toksai bumas buvo duotas, atseit laisvė informacijai, o iš tikrųjų užbukinimas, patys savi užbukino. Nes taigi bendraujančių nėra žmonių, nieks negali analizuoti, nieks negali paaiškinti, ką išneka, kodėl jisai žino. Ai, taip matau, ai, taip suprantu, ai, taip jaučiu, taip rezonavo, dar kažką per širdį pajaus, dar kažką. Bet kokią frazę numesti, atmaza, kad negalėtum pasakyti, išreikšti. Išraiškos supratimo, paaiškinimo nėra sugebėjimų, viskas. Čia yra debilizmas, čia yra bukumo tas požymis. Kad žmogus negali išreikšti to, ką jisai supranta, negali skirtingais būdais tai pateikti, kitam paaiškinti. Jau intelektas yra užmuštas, viskas, metalo nelieka. Vojingos metalas irgi, naikinimo būdas. Čia daugam yra tas įdėtas, kad sunaikinti metalą. Užbukinti. Kuo bukesnis gyvulys, to lengviau valdomas.
Štai po to lieka tik tai tie instinktai, gintis, pulti, žudimai, smurtai, reakcijos tokios agresyvios, gyvuliškos, debiliškos. Tai tik, kurie pirmieji pamatė, suprato ir atsitraukė. Jie tą ir pamatė. Bet jie ir tylės. Jau. Jis mato, kad jau prieš gyvulių bandą tu pulsi, tai tu turi sugebėti juos visus sunaikinti, nes kitaip jie tave sunaikins. Tai jeigu tu proto turi, ar tu pulsi, kaip aš sakiau, jeigu Ameriką važiuočiau, tai aš ten tikrai visus sudeginti, visus išnaikinti. Ten gyvulių banda ir agresyvi žudikų yra banda. Vieni su ginklais eina, ten perkasi bilė, kiek laukia tik progos kažką sušaudyti. Ten tie patriotai, atsiprašant, kiti va su peilis važinėja, pjausto visus dėl spalvos, ar dėl balsavimo, dėl dar ką nors. Liko tik tai įsigimėliai gyvuliai, užbukinti zombiai tokie. Jie nėra žmonės, ten sielos jau išeina viskas. Tiesiog kai pasiduoda į tą pusę, ten siela neturi tam kūne ką veikti. Jų tikslas yra išgyventi ir žudyti kitus o kažką. Gyvuliški instinktai. Mąstymo analitikos jokio nėra. Tai čia dalis reseto gaunasi. Žiauriai kažkaip. Nu jo, tas per internetą vaikštai, tai sekina labai. Po to nieko nesinori, nieks neįdomu. O pagalvoju, ką tu žiūrėjai, ką vakar žiūrėjai, ką užvakar žiūrėjai. Laiko švaistymas. Nu. Tai taip ir užmuša mus. Tiksliau panaudoja tokį kaip ir metodą ginklą. Bet viskas su mūsų valia, su mūsų noru, mes patys ką darom. Tai duoda galimybę save užbukinti ir mes iškart puolam. Nes mes esam protingi, nušvitę dieviško kūno, atsiprašant. Oi, kas absurdas. Tai jie pridirbo su to CERN. Nu ir CERNas dirba, jie ten turi ir savo ten prasmų, bet prisidėjo prie to stiprėjo. Tai jie tik kartais įjungia, ar jis visada dabar yra įjungta? Tai ten visokie projektai yra skirtingi. Tas CERNas, tai čia yra tas oficialus ir yra dar neoficialus, kurie ten tą daro skirtingose šalyse. Daugiau yra čia po visą pasaulį. Nes tie pažeminiai, kur miestai visi yra po visą mūsų pasaulyje, visi visam mūsų tam terariume sujungti. Ir ten daug tos technologijos yra skirtingos, tokios, kur mes net nežinom, neviešina. Ir poveikį daro ten dažniai, tai visi viskas, tai CERNo juda aplinkiniam visiems. Irgi sekina, vargina, atbūkina. Surtas būkinimas mūsų, kad mes nedasivystame, o prieš resetą visi labai stipriai ant to būkinimo pasineš. Nu, bet tai koks tikslas, jeigu vis tiek nuresetins? Kad neišgyventų? Nu, tai buka paskui pasakys, eik papjauk, tai ten arba tą nužudyk ir tu įsidarysi, taigi nes tu esi bukas, viskas. Negausi valdyti, o kaip po resetą, jeigu tu mąstantis būsi, tu sakysi, pirmą davai tos elitinius likusius sunaikinam, kad nepakartotų to resetų. Ten, su mąstymais, technologijos pasimti visko, o jeigu tu bukas, tu nieko nežinosi, nieko nesuprasi, tu net nesiminsi, kaip tu su mašina, kaip pagaminta, kaip peštukas padarytas, dar kažką. Tu neturėsi supratimo, tu sakysi, man tik to, kad daug. Reels aš nesuprantu, smailikai siunti, rašinėsiu, ne žodžiais, negalėsiu nei knygos parašyti, nei straipsnių, nei prisiminimų, nieko. Tam ir reikalingas tas užbūkinimas. Va, tai čia užburtas ratas. Nu, tai jo, resetai. O tai nėra šansų išeiti iš jų. Tai visi išeinam, visi numirštam, vėl grįžtam, jeigu norim. Bet mes šitiem tam, kad sugebėtume tam atsilaikyti, kad būtume atsparus, kad išmoktume tas pamokas. Kurie išmoks, tie išmoks, arba savo norų grįžti, arba eini. Tai toliau kažką mokintis. Kurie neišmoko, kartoja iš naujo. Taigi galvoju, gimstam nieko neturim, turim užsidirbti, ne? Užsidirbi, dirbi, užsidirbi, numiršti, viską palieki ir vėl gimsti, ir vėl nieko neturi, ir vėl nuo pradžių. Tokio lygio protas yra, kad galvoju, kad tau reikia gimiai tam, kad užsidirbtum, turi mokėti už tai, kad tu gyventum, tada to ir suksis. Bet valgyti reikia.
Na, tai jau pasirinkė sistemą, kuri tave uždaro ir tu lieki tas savo sukurtas, savo norų gyventi sansaros rate. Kito varianto nėra, aš turiu gyventi pagal sistemą ir tada kažkas bus, o kas bus, tu atsakyti negalėsi. Tai kas kaltas, tu ar kažkas? Aišku, kad tu. Bet jeigu, sakant, silpnaprotis, tada sakysi kažkas, tai sistema, ten rep, tai Anunnaki, dar kažkokio ten. Begalė pasirinkimų yra. Ką nors kaltinkis skyrus, kad pats. Nes dar iki to, kad pats, kad tu darai, kad tu gali daryti, dar tu iki tada įsivystęs. Dar esi žemės kirmelis, kurį visi tam spardo, stumdo ir taip toliau. Bet iki to reikia daug, taip per tokius pamastymus, kad išeities nėra, kad kiti kalti. Ta reikia išgyventi. Nu, tie karaliai tai persikelia sielą ir toliau savo turtus valdo. Nu, jie kitokį žaidimą žaidžia. Jie pasirinko valdyti, vadovauti. Ten kitokie žaidimo, kitos taisyklės. Mm.